Sveiki prisijungę prie šios dienos mūsų, analizės. Šiandien gilinamės į Malaizijos nacionalinę bloko grandinės infrastruktūrą. MBI, trumpinys. Taip. Tikrai ambicingas projektas, atrodo, keičiantis visą šalies skaitmeninę veidą. Mūsų misija šiandien, remiantis šaltiniais, kuriuos turim, tai išsiaiškinti, ką tai reiškia. Būtent. Ką tai reiškia ekonomikai, technologijoms, gal net mokslui ir kaip visą tai atrodo, pasauliniam kontekste. Tai gerai, pradėkim nuo pradžių. Kasgi yra ta MBI? MBI tai iš esmės yra vyriausybės remiama platforma, bet svarbu neutrali. Neutrali. Taip, sukurta viešosio ir privataus sektorių kartu, veikia kaip vieninga sistema, bet kas įdomu, daugiagrandinė ir ji dera su nacionalinė bloko grandinė strategija ir su ta platesnė Madani vizija. Madani vizija tai tas plėtros planas, ar ne? Taip, apimantis ekonomiką, socialinius dalykus, inovacijas ir dar įdomus faktas, technologinį pagrindą davė vietinis partneris Zetrix. Jie kaip tik specializuojasi tuose tarp grandinėse sprendimuose. Vadinasi, tai jau ne tik apie kriptovaliutas kalba eina. Tikrai ne. Tai aiškus žingsnis tolin. Blokų grandinė matoma kaip svarbus nacionalinis skaitmeninis turtas. Minėjo daugia grandinę. Ką tai reiškia praktiškai? Ir kodėl tai svarbu? Ar čia kažkokia techninė problema sprendžiama? Būtent. Čia yra esmė. Daugia grandinė reiškia, kad MBI gali sujungti skirtingas blokų grandinės. Pavyzdžiui, Ethereumą ir Solaną. Aha. Jos gali veikti kartu sklandžiai per MBI. Tai lyg statytume tiltus tarp anksčiau buvusių atskirų salų. Technologiškai tai, žinokit, didelis žingsnis. Nes tai gerokai viską supaprastina. Įdiegti blokų grandinę įvairiose sektoriuose tampa lengviau. Tapatybės patvirtinimas, tiekimo grandinės, prekyba, finansai. Visur, kur reikia patikimumo, skaidrumo? Taip, tikslas ir yra paspartinti tą pritaikymą realiame gyvenime. Padidinti efektyvumą, skaidrumą, pasitikėjimą tiek valstybiniam, tiek privačiam sektoriui. Ir tai beje tiesiogiai siejasi su Malaizijos skaitmeninės ekonomikos planu. Koks ten tikslas? Kad skaitmeninės technologijos iki 2025-ųjų sudarytų virš 22,5% BVP. Tai ambicinga. Supratau techninę pusę. Sujungia skirtingus pasaulius. Bet kokia iš to nauda? Tokio praktiška. Ekonomikai, inovacijoms, verslui galų gale. Čia ir yra visas įdomumas. Šita vieninga infrastruktūra smarkiai mažina barjerus. Tiek techninius, tiek finansinius. Kuriuos barjerus? Tuos, kurie dažnai stabdo įmonės, ypač mažesnes, diegti blokų grandinę. Įsivaizduokit, kiek lengviau startuoliui sukurti kokį nors patikimą tapatybės sprendimą. Arba logistikos įmonei sekti prekes. Būtent. Kai nereikia pačiam investuoti milžiniškų sumų į infrastruktūrą ar sukti galvos, kaip suderinti skirtingas sistemas. Ekonominė nauda plati. Pavyzdžiui? MBI pritraukia investicijas į konkrečias sritis, fintech, logistikos technologijas, kuriasi aukštos vertės darbo vietos. Startuoliams lengviau. Ir dar tai pozicionuoja Malaiziją kaip svarbų tašką regione. Kaip centrą. Taip, regioninį blokų grandinės inovacijų centrą. Ir kaip vartus į didžiulę ASEAN rinką. Pietryčių Azijos. Vadinasi, Malaizija ne viena tokia. Kaip MBI atrodo žiūrint plačiau pasaulyje? Tikrai ne viena. MBI kaip tik rodo tokią ryškėjančią pasaulinę tendenciją. Vyriausybės ima matyti blokų grandinę ne tik kaip, spekuliacinį žaisliuką. O kaip ką? Blockchain Service Network. Taip. Arba ES EBSI, European Blockchain Services Infrastructure. Tai rodo, kad valstybės visur kuria savo, suverenios blokų grandinės platformas. Dėl ko? Dėl atsparumo? Taip, ekonominio atsparumo, inovacijų skatinimo, ir skaitmeninio suverenumo užtikrinimo. Grįžkim prie Malaizijos modelio. Kalbėjot apie viešuosios ir privataus sektorių partnerystę. Kas ten tokie dalyvauja? Minėjot Mimos MyWeg? Taip, ir tai yra, vienas iš esminių MBI sėkmės faktorių. Turim valstybinę agentūrą Mimos, tai jų nacionalinis IT tyrimų ir plėtros centras. Mokslo ir technologijų. Būtent. Tada MyG, privatus e-paslaugų lyderis. Ir dar technologijų tiekėjas Zetrix. Toks įdomus darinys. Labai, nes leidžia sujungti valstybės resursus, mokslinę patirtį, privataus sektoriaus, lankstumą, greitį, pažangias technologijas. Ir dar gauna reikiamą reguliacinę paramą.
Tai rodo tokį proaktyvų požiūrį. Tikrai taip. Blokų grandinė čia traktuojama kaip įrankis ekonomikai stiprinti, inovacijoms skatinti. Toks modelis padeda kurti saugius teisės aktus atitinkančius sprendimus. Ir negana to ugdo vietinius talentus, kurie darbo vietas aukštųjų technologijų srityje. Tai apibendrinant, ką visą tai reiškia? Atrodo, Malaizijos MBPI yra gerokai daugiau nei techninis projektas. Taip. Tai strategija. Taip. Integruoti blokų grandinę į visą šalies skaitmeninę transformaciją. Siekiant augimo, inovacijom, gal net regioninės lyderystės technologijose. Pagrindiniai dalykai - tas daugigrandiškumas, viešojo privataus sektorių bendradarbiavimas ir įsiliejimas į tą pasaulinę tendenciją - kurti savas blokų grandinių infrastruktūras. Visiškai teisingai. Ir gal pabaigai tokia mintis pamastymui. Ar tokios vyriausybių remiamas bet sąveikios infrastruktūros kaip MBI, kurios jungia viešą interesą ir privačias inovacijas, ar jos galėtų tapti naujų standartų? Standartų kam? Na, integruojant decentralizuotas technologijas į nacionalinės ekonomikas. Ir kaip tai galėtų, performuoti ateities tarptautinį bendradarbiavimą arba konkurenciją tarp valstybių skaitmeninėje erdvėje.